Sveiki, kviečiu žiūrėti savaitės naujienas. Šiaulių Respublikinės ligoninės administracija ir radiologai sunerimė dėl naujos plintančios mados tarp pacientų. Būtinai išsireikalauti tyrimų kompiuteriniu tomografu. Vien Šiaulių ligoninėje pastaruoju metu jų padaroma kone trečdaliu daugiau. Gydytoja sako, kad tiek susirgusių gana sunkiomis ligomis tikrai nėra. Todėl galima manyti, kad tai be jokio būtino reikalo atlikti tyrimai, kuriuos iš medikų tiesiog iškaulijo pacientai. Patys nutarė, kad būtent tomografu išsitirti geriausia. Jūratė Jackevičienė paklausta, ar medikai atkalbinėdami pacientus nuo modernių tyrimų nesistengia taupyti įrangos, atsako, kad medicinos tyrimų įranga yra tam, kad tarnautų, o ne kenktų žmogui. Pasak jos, nereikalingas švitinimas kenkia. Medikė pateikia pavyzdį. Vienas pilvo ar dubens organų tyrimas tomografu prilygsta plaučių peršvietimui rentgenu 500 kartų. Radiologė retoriškai klausia, kažin, ar žmogus pritartų mediko nuorodai metus kasdien šviestis plaučius rentgenu. Visų reikalaujamų narystės eurozonoje kriterijų šiuo metu netitinka nė viena iš 8 euro įvesti norinčių šalių, pareiškė Europos centrinis bankas. Euro dar neįsivedė 10 iš 27 ES valstybių narių, bet 2 iš jų, Didžiajai Britanijai ir Danijai, taikomos išlygos, pagal kurias jos gali neįsivesti euro. Likusios 8 – Lietuva, Latvija, Bulgarija, Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija visų narystės eurozonoje kriterijų šiuo metu neatitinka, pažymėjo ECB naujausioje ataskaitoje. Pasak ECB, šių 8 valstybių teisinė sistema neatitinka visų reikalavimų. Visų pirma, reikalavimo dėl centrinio banko nepriklausomumo. Pagal kitą reikalavimą šalių valiuta turi būti bent 2 metus susieta su euro. Šį reikalavimą šiuo metu atitinka tik Lietuva ir Latvija, teigiama ECB ataskaitoje. Nors Lietuvoje jau yra pakankamai lanksčios alternatyvos, kaip išeiti vaiko auginimo atostogų, tačiau kol kas egzistuoja filologinė problema. Turima mintyje situacija, kai vaikų išėję auginti specialistai nusprendė į darbo rinką grįžti anksčiau nei minimali vaiko auginimo atostogų trukmė, to negali padaryti nenukentėję finansiškai. Kodėl draudžiama, aš pabrėžiu. Draudžiama iki 12 mėnesių siekiantiems karjeros žmonėms. Ar tai būtų politikai, advokatai, verslininkai, baigti atostogas anksčiau ir gauti tas išmokas. Čia kyla, kaip aš vadinu, filologinė problema diskusijose su Sodra. Tiesiog tai nesuderinama – darbas ir Sodra. Jeigu pakeistų išmokų pavadinimą į vaiko atlyginimą, manau, tokiu atveju gal ir galima būtų dirbti, sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Gediminas Rainys.
Didžiosios Britanijos svarui stiprėjant euro atžvilgių į Lietuvą grįžtantys emigrantai gali džiaugtis. Jie tėvynėje gali apsipirkti ir gauti paslaugas pigiau. Tačiau finansų rinko analitikai vietos gyventojams patarė nesusižavėti kylančio svaro kursu ir siūlo laikyti pinigus tą valiutą, kurią žadama išleisti. Lietuvos banko duomenimis šiuo metu Didžiosios Britanijos svaro kursas siekia 4,30 litų. 2009 metais spalio mėnesį iki savo mažumų nukritęs svaras iki 3,68 litų nuolat kopia į viršų ir keliaujančius į Didžiąją Britaniją lietuvius verčia labiau tuštinti pinigines, o į gimtinę grįžtančius emigrantus džiaugti stipresniu svaro kursu. Delfi kalbanti finansų rinkų ekspertai tikino, kad pačiai Didžiajai Britanijai ekonomikai stipri valiuta nėra gerai, tačiau kol kas jie bent gali pasidžiaugti į Lietuvą sugrįžę emigrantai. Dangaus stebėtojai ir astronomai vos prieš savaitę stebėję įspūdingą saulės užtemimą turėtų dar kartą nusivalyti apsauginius akinius ir ruoštis bemiegiai nakčiai. Tokio reginio, koks Lietuvoje bus matomas ankstų birželio 6 rytą, nepamatysite ateinančius 105 metus. Ta dieną antroji Saulės sistemos planeta Venera praskries tarp Žemės ir Saulės, o iš mūsų planetos atrodys tarsi jį ridentusi Saulės paviršiumi. Toks reiškinys vadinamas Veneros tranzitu. Jei jį pražiopsosite, sekantis Veneros tranzitas vyks 2117 gruodžio 11. Skelbia NASA visiems norintiems pasižymėti šią dieną savo kalendoriuje. Tai neįprastas reiškinys netgi astronomams. NASA atstovai aiškina, jog 2 Veneros tranzitai įvyksta paeiliui kas 8 metus, o vėliau jų ilgainiui neįmanoma pamatyti. Taip nutinka todėl, kad Veneros metai turi 224 dienas, o Žemės 365 dienas. NASA duomenimis Lietuvoje bus matoma, kaip Venera padarys lanką Saulės viršuje. Tranzitas turėtų būti matomas birželio 6 dieną. Jis prasidės apie 1:05 Lietuvos laiku. Tačiau bus matomas maždaug nuo 3:50 iki 7:50 ryto. Astronomai rekomenduoja ieškoti šviesaus horizonto rytų pusėje. Iš viso Veneros keliavimas pro Saulę truks apie 6:40. Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad nuo šių metų birželio 1 visą vasarą kiekvieną savaitgalį policijos pareigūnai šalies keliuose vykdys reidus, skirtus transporto priemonių vairuotojų blaivumui, apsvaigimui nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų tikrinti. Per 4 šių metų mėnesius mūsų šalyje eismo įvykiuose žuvo 78 žmonės. Tai yra 2 daugiau negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Tarp žuvusiųjų 27 pėstieji, 26 vairuotojai, 16 keleivių, 6 dviračių ir 2 mopedų vairuotojai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės užregistruota 70 eismo įvykių, 21 įvykių daugiau nei 2011 metais per sausio-balandžio mėnesius. Juose žuvo 7 žmonės ir 101 sužeistas.
Kauno klinikinėje ligoninėje, kurioje balandžio pradžioje, kaip įtariama supainiojus vaistus, mirė 11 mėnesių kūdikis. Rasta aibė pažeidimų, pranešė Lietuvos ryto televizija. Auditą atlikusios akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos vadovo Juozo Galdiko teigimu, viena didžiausių problemų ta, kad ligoninėje trūksta specialistų. Be to naudojami vienkartiniai medicinos prietaisai, kurių galiojimo data pasibaigusi. Nustatyta, kad ligoninėje nesilaikoma ir kai kurių ministro įsakymų. Nėra sukurta medicinos audito grupė, turinti prižiūrėti paslaugų kokybę. Jeigu trūkumai nebus pašalinti, ligoninėje gali būti uždrausta teikti kai kurias paslaugas. Marijampolės rajono apylinkės teismas ketvirtadienį skyrė suėmimą, kaip įtariama nepilnametį dviratininką mirtinai sužalojusiam buvusiam Šakių rajono policijos viešosios policijos skyriaus patrulio būrio vadui Vytautui Dėmeniui. Vytautas Dėmenius trečiadienį atleistas iš tarnybos policijoje už tai, kad paliko nepilnametį dviratininką bejėgiškos būklės, nesuteikė būtinosios pirmosios pagalbos ir tokiais savo veiksmais diskreditavo pareigūno vardą. Vėlų sekmadienio vakarą partrenktas 15-metis pirmadienį mirė ligoninėje. Pasak policijos departamento pirmadienį 10:30 min. Dėmenius buvo pristatytas į Šakių ligoninę ir paguldytas dėl širdies veiklos sutrikimo. Ta pačią dieną įtariamasis pervežtas ir paguldytas į Marijampolės ligoninę. Gydymo įstaigoje gydoma Vytautą Dėmenių saugo policijos pareigūnai. Pirmą kartą per 22 nepriklausomybės metus Vilniaus miesto savivaldybė suskaičiavo, kiek turi turto. Pasirodė, kad viso turimo turto rinkos vertė siekia apie 9 milijardus litų, o brangiausiai vertintos miesto gatvės beveik 800 milijonų litų. Vilniaus savivaldybės biudžeto ir finansų departamento direktoriaus Vyganto Jako teigimu, savivaldybės turtas apima žemę, pastatus, infrastruktūrą, įrengimus, nebaigtą statybą. Didžiausią dalį sudaro Vilniaus miesto infrastruktūra, apie 1500 kilometrų gatvių tinklas, apie 540 kilometrų vandentiekio, šilumos ir kanalizacijos tinklų, 116 automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimų tinklai, tiltai, viadukai. Keliai ir gatvės įvertinti apie 800 milijonų litų, sakė Vygantas Jakas. Trečiadienį Druskininkuose į pirmąją treniruočių stovyklą susirinko Lietuvos vyro krepšinių rinktinės kandidatai. Vakare įvyko susirinkimas, kurio metu treneris Kęstutis Kemzūra išdėstė savo vertybės, darbo principus, papasakojo apie drausmės taisyklės. Krepšininkai buvo paprašyti dirbti iš visų jėgų, kad stovykloje praleistas laikas būtų išnaudotas maksimaliai. Į pirmąją treniruočių stovyklą susirinko 12 krepšininkų. Mantas Kalnietis, Tomas Delninkaitis, Adas Juškevičius, Deividas Dulkys, Renaldas Seibutis, Paulius Jankūnas, Linas Kleiza, Mindaugas Kuzminskas, Simas Jasaitis, Darius Songaila, Tadas Klimavičius, Jonas Valančiūnas ir Antanas Kavaliauskas. Robertas Jevtokas prie komandos prisijungs po savaitės Palangoje, nes medikai rekomendavo kiek ilgiau pailsėti po sezono pabaigos. Martynas Pocius, Jonas Mačiulis ir Rimantas Kaukėnas prie rinktinės prisijungs pasibaigus klubiniam sezonui. Lieka neaišku, ar komandoje matysime Donatą Motiejūną, nes dar sprendžiasi jo draudimo reikalai. Birželio 6 dieną komanda persikels į Pajūrį, o pirmasias kontrolinės rungtynės žais Klaipėdos arenoje birželio 16 dieną su Makedonija. Paskutinį draugišką mačą Lietuvoje rinktinė žais birželio 17 dieną Kaune su Graikijos nacionaline komanda.
Vasaros sezonas pratęs iki šiol vyravusias tendencijas ir taip pat pasižymės nepastoviais orais. Mėnesio pradžioje vyraus vėsūs ir lietingi orai, o antroje mėnesio pusėje gali aplankyti karščiai. Ačiū žiūrėjusiems, gražios savaitės. Viso gero.